pas lietuvius neliko šeimų. Kiek Sinica, kalba, va, atvažiuos čia musulmonai, ten, kurie turi vieną, antrą žmoną, ten vaikai. Žiūrėkit, beveik kiekvienas lietuvis turi meilužę. Nu, dauguma lietuvių, ne, turi meilužių. Bet kodėl jisai neturi vaikų nuo tos meilužės? Kodėl jisai neturi vaikų nuo pirmos žmonos? Nuo antros meilužės, nuo trečios meilužės, o po to verkia, pas mes nykstam. Tai galbūt reikia jums pasimokinti iš tų musulmonų. Paimkit vieną žmoną, antrą žmoną, padarykit su viena žmona ten vaikus, su antra žmona vaikus, su trečia, ir tada jums nereikės kviesti tos užsieniečius į Lietuvą. Lietuvių kalba nyksta. Kai lietuvių populiacija nyksta. Ir čia, plus dar čia, pas mus yra tokia situacija, kad pas mus nėra šeimų. Dauguma tų vyrų turi meilužių, bet jie pas lietuvius